Rotterdamas kol kas nesvetingas mūsų šalies rankininkams. Lietuvos Edukologijos universiteto komanda patyrė antrąjį iš eilės pralaimėjimą Europos universitetų sporto žaidynėse. Pusantro kėlinio prieš grupės favoritus Zagrebo universiteto atstovus pirmavę edukologai per paskutinės 15 rungtynių minučių nebesusitvarkė su savo varžovais. Greitomis atakomis mūsiškius baudė kroatai per keletą minučių susikrovė 5 įvarčių pranašumą, kurį išsaugojo iki pat mačo pabaigos – 30-35. Sakyčiau, kad mes pralošėm 5 minučių atkarpą, kuri ir nulėmė tą rungtynių baigtį. Vyrai iš tikro kovojo, atidavė visas jėgas, bet Bernatavičiaus nelemta trauma, paskiau Agurkio šonkauliai matyt bus pažeisti. Realiai 5 minučių atkarpa, kuri mums nulėmė tą visą baigtį. Bet šiaip šaunuoliai tikrai atidavė visas jėgas, kovojo, stengiasi, neturiu priekaištų. Mes vakar po rungtynių iš tikrųjų ilgai diskutavom, ilgai ieškojom, kas pas mus buvo ne taip. Visų pirma, šiandien kamuolys vaikščiojo per visą komandą. Mes vakar per visas varžybas atlikom 5 metimus iš kraštų, o šiandien, kaip matėm rungtynėse, vien Drabavičius atliko, aš manau, apie kokių 16 metimų iš kraštų. Tai jau yra labai geras ženklas. Varžovai kitoj grupėje yra realiai tik tai viena silpnesnė komanda, o kitos 3 yra pajėgios. Tai kad mes pirmos vietos neužimam grupėje, tai nėra didelė tragedija. Martynas Balevičius, Andrius Kazakaitis, Rotterdamas.